Tai buvo laikais, kai Dangės žiotyse jau šeimininkavo atėjūnai, Livonijos ordino riteriai. Vienas drąsus kuršis nutarė parodyti, kas čia tikrasis šeimininkas. Jis tik norėjo dar kartą, laisvas ir išdidus, praplaukti senaisiais protėvių vandens keliais ir parodyti atėjūnams, kad kuršiai yra nepalaužiami nei ugnies, nei kalavijo, nei bado. Ir išplaukė jis upe. Plaukė pro sudegintas Gentainių pilis aukštuose upės slėniuose. Plaukė žemyn link karingųjų ordino riterių pilies. Sukruto pilies sargybiniai, išvydę netikėtą svečią, sukvietė lankininkus, ietininkus, užvėrė visus pilies vartus ir laukė, o kuršis plaukė. Staiga jam virš peties prašvilpė strėlė, antra smigo į bortą. Strėlių vis daugėjo, o kuršis vis artėjo. Tuo tarpu upėje pasirodė sūkuriai. Suraibuliavo vanduo, ėmė šokinėti žuvys, iš žolynų plaukti žalčiai. Išniro iš bangų gražuolė mergelė, ilgais upės žoles primenančiais plaukais ir ėmė maldauti nežudyti savęs jaunikaičio. Įkalbinėjo, meldė Dangės mergelė sukti valtį atgal ir išsaugoti savo gyvybę. Tačiau drąsusis kuršis buvo neperkalbamas.
Iš paskos plaukė undinė, o strėlės jau visų debesių ėmė skrieti į ąžuolinio laivo bortus, bures, stiebą. Paniro ir dangės mergelė, ilgesingai pažvelgusi į atkaklųjį kuršį. Tik žalčiai vinguriavo upės paviršiuje, tarsi norėdami apsaugoti kuršio valtį. Smigo ilga strėlė į atvirą krūtinę ir krito kuršis į tamsų dangės vandenį. Prie pat žiočių taip ir nepasiekė savo tikslo išplaukti į jūrą. Neilgai trukę pilies sargybiniai puolė ieškoti drąsiojo jaunuolio. Jiems reikėjo kuršio kūno, idant pakabintų, kaip perspėjimą ant pilies kuorų. Pastangos buvo bergždžios. Kuršį pasiėmė dangės undinė. Apkabinusi jo jauną kūną, undinėlė plaukė tolyn į dejuojančią jūrą ir ten gelmėse jį paleido. Nusekė iš paskos ir žalčiai, saugoja kuršio valtelę. Ir tik vienas jų grįžo, suspėjęs apsivynioti undinį ant riešo. Niekas daugiau dangės undinės nematė ištisus šimtmečius.